Vytenis vysto, tiksliau perėjo nuo statybų priežiūros prie vystymo Klaipėdoje ir iš karto šovė aфиgeną butikinį daugiabutį. Teisingai? Taip, Klaipėda mano, nieko savo negaliu padaryti, mėgstu kažką pastatyti. Toks moto net turiu, šūkis gal pavadinsime. Kad mėgsti statyti? Taip, mėgstu statyti, vystyti, gražinti mūsų miestą, mylimą miestą Klaipėdą. Tai tas noriu kuo daugiau įdėti, padaryti, kad būtų gražu. Ir ką padarei, nieko neklausėjai? Nieko neklausiau, nėriau stačia galva į... Širdim pajūtimas buvo iš tikrųjų, kad čia ir dabar reikėtų startuoti ir manau dabar kokią gražą feedbacką gaunu iš kitų visų, tai kad pataikiau. Ir skaičiai, ir statistika, ir kai kada būna pykstu ant savęs, kad su skaičiais mažai padirbu, su pajautimu, tai tas pajautimas duoda tokį, kad teisingam kelyje esu. Bet net aš esu girdėjęs, kur ten kažkur žvejybos uoste, apie tai tavo projektą. Čia visokių galių legendų pripasakoti, kad vos ne ir klientas ateina į banką, bankų jau finansavimą, rašytis preliminarią sutartį ir jam bankininkas vietinis sako, kur? Žvejybos uoste? Nu ne, jūs gal geriau paieškokit. Tai teko kovoti su taikiais mitais, bet... Bet pastatai realiai išvystai aфиgeną kokybišką butikinį daugiabutį lokacijoje, kur nieks to nematė. Galiu faktais, žiūrėkit, buvo garso klasė pagal projektą C, gavom sertifikatą B, tai geriau. Buvo A+, gavom A++. Fasadas, ką planavom, ten galvojom, gal pigint, gal čia ryštis prie to rajono, kad biški pigiau. Ne, padarėm 100% klinkeris. Ir aš sakau, nes šūkį tokį turiu, ne šūkį, bet mintis tokia, negali sakyti gražiausias pastatas rajone. Tai tenka pridėti, ko gero gražiausias pastatas rajone. Okay. Geras, ačiū labai.